Perspektyvos dėl susitarimo tarp Jungtinių valstijų ir Irano neatrodo gerai, nes 21 valandą trukusios derybos Pakistane pasiekė aklavietę. Ir Jungtinės valstijos pradėjo Hormūzo blokadą, kad užkirstų kelią Iranui įvesti rinkliavų sistemą, reguliuojančią praėjimą. Taigi, 2 savaičių paliaubos, prasidėjusios praėjusį antradienį, panašu nebus pratęstos, jei tik išvis tiek truks. Savo ruoštų kyla klausimas, kas labiau pasinaudos šiuo ramybės laikotarpiu. Taigi šiandien turime išnagrinėti, kokią naudą gauna kiekviena pusė. Pradėsiu nuo trumpos situacijos apžvalgos ir kaip apskritai reikėtų vertinti paliaubas. Tada, pirmame pagrindinėme punkte, aptarsime problemą, su kuria susiduria Jungtinės valstijos, daugiausia dėmesio skirdami degalų papildymui. Tada pereisime prie Irano ir nagrinėsime vieną iš neatsakytų klausimų apie Teherano likusius pajėgumus. Tame pačiame kontekste, kadangi pasaulis šiuo metu yra sudėtingas, aptarsime ir Kinijos žingsnį, kuris dar labiau apsunkins mūsų gyvenimą. Bet leiskite man pradėti nuo bendro pastebėjimo apie paliaubas ir dabartinę padėtį. Kariniai veiksmai tarp Jungtinių valstijų ir Irano vis dar atrodo yra sustabdyti. Tačiau bendroji derybų problema vis dar neišspręsta, o Izraelis toliau imasi veiksmų Libane. Iranas, atsakydamas, išlaikė uždarytą Ormūzo sąsiaurį, priešingai pagrindiniai paliaubų sąlygai. Atsakydamos idėjo blokuoti laivų, mokančių Iranui rinkliavą už galimybę apeiti uždarimą judėjimą. Jei reikėtų pasirinkti vieną žodį apibūdinantį šią situaciją, tai būtų netvari. Teoriškai kalbant, draugiškas priminimas, kad paliaubos nebūtinai atitinka galutinius rezultatus. Kad bet koks susitarimas būtų tvarus, jo sąlygos turi atitikti ilgalaikę jėgų pusiausvyrą. Čia yra šiek tiek lankstumo, kaip galite struktūruoti susitarimą laikui bėgant, apie tai pakalbėsime vėliau. Tačiau padėtis negali pernelyg nutolti nuo to, kur esate dabar. Man atrodo juokinga, kaip kiekviena konflikto pusė linkusi teigti, kad paliaubos labiau karinių požiūrių naudingos kitai pusiai nei jiems patiems. Tiesiog pagalvokite, kiek kartų per daugelį metų girdėjote kažką panašaus apie Rusiją ir Ukrainą. Tačiau realybė yra tokia, kad tokia abipusė nauda tiesiog neįmanoma. Galija tarp šalių yra nulinės sumos žaidimas, todėl ką viena įgyja, kita praranda. Tikėtino rezultato linija gali pasislinkti tik viena kryptimi, todėl tik viena šalis gali būti karinė naudos gavėja iš pauzės. Kažkas turės papildomos energijos, kai išeis iš ramios pozicijos, o kažkas bandys suduoti dvigubą žalą, kai jį užvaldys įniršis. Taip karo stebėtojui geriausias būdas vertinti tokius teiginius yra tas, prie kurio visada grįžtame. Tikriausiai geriausia neklausyti, ką šiuo klausimu teigia lyderiai. Įsivaizduokime, kad viena pusė iš tikrųjų įgis daugiau. Jei ta suma yra reikšminga, tuomet susitarimai yra neįmanomi, o visas pokalbis tampa nereikšmingas. Tai buvo viena pagrindinių kliūčių sprendimui Ukrainoje. Kai galios pokytis yra mažesnis, galite dėrėtis ir išspręsti problemą. Tiesiog reikia padaryti didesnę esminę nuolaidą pralaiminčiai pusiai. Ta pralaiminti pusė žino, kad sandoris galiausiai bus jai nepalankus. Taigi, norint kompensuoti, sandoris turi iš karto suteikti daugiau tai šaliai. Bet taip atsiranda klasikinis paskatinimas iškreipyti informaciją. Man taip sunku, man reikia daugiau, kad sutikčiau su susitarimu. Būtent tokią žinią norėtum nuolat siųsti, nesvarbu ar tai tiesa. Todėl, jei norime sužinoti, kas yra tikrasis naudos gavėjas, mums tenka iš tikrųjų analizuoti, kas vyksta vietoje. Negalime tiesiog žiūrėti į tai, ką sako lyderiai. Gerai, atlikime analizę. Pradėkime nuo JAV pusės. Pagrindinė diskusija čia yra apie tai, su kokiais sunkumais susiduria Jungtinės valstijos, bandydamos tęsti savo oro kampaniją ir išlaikyti reikiamą skrydžių valandų skaičių. Tai gali atrodyti kvaila, turint omenyje, kad prieš karą daug kalbėta apie mažėjančias JAV amunicijos atsargas. Mes tikrai netrukus grįšime prie bombų temos, bet daugumai jų numesti reikia lėktuvų danguje. Tuo tarpu vos prieš porą savaitgalių karo kalbos pasisuko apie numuštą F-15 ir jo įgulos paiešką. Taigi galite pagalvoti, kad būtent apie tai ir kalbėsiu toliau. Pasirodo, ne visai taip. Naikintuvai taip pat turi panašių problemų, tačiau jie nėra pagrindinis rūpestis šiuo metu. Iš tikrųjų, silpnoji sistemos grandis yra kuro papildymo orlaiviai,
ypač KC-135. Šie degalų papildymo orlaiviai leidžia naikintuvams ilgiau išlikti ore, papildydami juos kuro skrydžio metu. Jie nėra tik patogumo klausimas. Jie taip pat padeda maksimaliai išnaudoti brangesnių naikintuvų buvimo ore laiką. Be jų naikintuvai turėtų daug dažniau grįžti į bazę. Viena iš problemų su degalų papildymo orlaiviais yra ta, kad jie yra milžiniški metalo gabalai, kuriuos Jungtinės valstijos paliko stovėti atvirai ant perono. Tai iš tikrųjų susiję su paliaubų nauda, nes daugiau Ukrainos priešdroninių sistemų pradės veikti Arabijos pusiasalyje. Šios arabų šalys gali manyti, kad Ukrainos sistemos pirmiausia saugo civilinę infrastruktūrą, tačiau oro gynybos tinklas neveikia taip. Perėmimo raketa pamato droną ir jį sunaikina, nežinodamas, ką tas dronas ketino atakuoti. Nepaisant to, didesnė problema yra paprastas skrydžio valandų skaičiavimas. Paskutinis KC-135 buvo pagamintas 1965 metais. Tai nebuvo klaida. 1965. Jie yra iš laikų, kai vidutinė JAV namo kaina buvo apie $20 000. Benzinas kainavo 31 centą už galoną, o iki bitlų išsiskyrimo dar buvo likę 5 metai. Viena vertus, jei nesugedo netaisyk, nors per dešimtmečius jie iš tikrųjų atnaujino KC-135 su daugybė patobulinimų. Kita vertus, KC-46 pakeičiamasis orlaivis pamažu pradedamas naudoti. Tuo tarpu daromas didžiulis spaudimas išlaikyti 135 ūkus ore. Tačiau fizika nugali viltis ir svajones, kai amžius didelis ir skrydžio valandų daug. Akivaizdu, kad paprasta priežiūra ir remontas kasdien atliekami operacijų zonoje. Tačiau rimtesniems remontams lėktuvus tenka gabenti atgal į Tinkerio oro pajėgų bazę Oklahomoje. Taigi, pagal šią teoriją, Jungtinės valstijos inicijavo paliaubas tam, kad turėtų laiko atnaujinti kuro papildymo lėktuvus ir pailsinti likusią flotilės dalį. O nesant pakankamai patrauklaus Irano pasiūlymo, Jungtinės valstijos tęs pastangas su atnaujintomis oro pajėgomis, kai tik paliaubos pasibaigs. Na, aš nebejoju, kad Jungtinės valstijos maksimaliai išnaudoja galimybę suremontuoti savo flotilę. Tačiau ar Jungtinės valstijos gauna karinę naudą iš paliaubų, priklauso ne vien nuo šio paskatinimo. Verčiau turime taip pat atsižvelgti į tai, ką daro Iranas, ir atlikti tinkamą santykinę palyginimą tarp jų dviejų. Gerai, tai ką daro Iranas? Deja, atsakymas į šį klausimą yra labiau neaiškus, todėl mums bus sunkiau užtikrintai įvertinti santykinį palyginimą. Tačiau pabandykime padaryti viską, ką galime. Viena dalis, kuri mums yra aiškesnė, yra Irano gebėjimas atkurti įvairias savo ginklų programas. Trumpuoju laikotarpiu tai nėra problema. Iranui reikės skirti nemažai laiko atkuriant atitinkamus objektus ir tiekimo grandines. Tai kelia atvirą klausimą, kiek tiksliai laiko praeis, kol Jungtinės valstijos ar Izraelis gali būti sugundyti taikytis į Irano gynybos pramonės bazę. Tačiau kalbant apie paliaubų terminus, šioje srityje Iranui daug kas nepasikeis. Sunkesnė problema, kiek viešosios informacijos, kiek paliaubų laiko atžvilgių, yra ta, kiek ginklų, o svarbiausia priešlėktuvinių ginklų, Iranas laikė paslėpęs karo metu. Jei manote, kad atsakymas yra ne vieno, jiems reikėjo visko, ką turėjo, todėl jie panaudojo viską, ką turėjo, tuomet likusi šio klausimo dalis yra tik teorinė. Iranui nėra ką perdislokuoti, todėl paliaubos neturi įtakos dislokavimo sprendimams. Jei ne, tuomet Jungtinės valstijos susiduria su rimta problema. Pirmas oro karo žingsnis yra sunaikinti taikinio priešlėktuvinės sistemas. Kai dangus atviras tik tau, tavo pajėgos gali nevaržomai veikti ir naikinti vertingesnius ar smulkesnius taikinius. Labai supaprastinant, Jungtinės valstijos pasikliauja tokiamis sistemomis kaip Tomahawk raketos, kad sunaikintų priešo priešlėktuvinės sistemas. Idėja ta, kad tu gali įveikti pakankamą atstumą, kad smogtum priešininko objektams, tačiau jie tavęs pasiekti negali. Ar matai čia problemą? Tomahawk ir panašios raketos yra pagrindinis susirūpinimo šaltinis dėl JAV atsargų, kalbant apie galimą karą Indijos ir Ramiojo vandenyno regione. Jei karas su Iranu ilgesniam laikui sustotų, o Iranas iš tikrųjų laikytų reikšmingas oro gynybos priemonės po žeme, tuomet Tomahawk raketas vėl tektų naudoti.
Palygink tai su nuolatiniu smūgių pasauliu, kur, jei JAV žvalgyba ir toliau kontroliuoja padėtį, naikintuvai gali tiesiog numesti JDAM bombas. Tokia ir tapo pagrindinė smūgių kampanija. Tomahawk raketos buvo laikomos rezerve. Priešingai nei Tomahawk raketų, kariuomenė JDAM bombų atsargas laiko praktiškai neišsenkančiomis. Taigi ilga pertrauka galėtų priversti Jungtines valstijas iškeisti ginklus, kurių alternatyvioji kaina yra maža, į ginklus, kurių alternatyvioji kaina yra didelė. Žinoma, degalų papildymo problema vis dar egzistuoja, tačiau sprendimas nėra viso laivyno remonto darbų atlikimas vienu metu. Sprendimas yra nuolat tam tikrą procentą orlaivių skirti techniniai priežiūrai, kad nuolat į sistemą sugrįžtų naujai paruošti orlaiviai. Tai yra ta pati sistema, kurią Jungtinės valstijos naudoja savo lėktuvnešiams, todėl tai nėra kažkokia svetima savoka. Tai gali pareikalauti sulėtinti bendrą kovinių skrydžių tempą, tačiau tai vis tiek geriau nei dovanoti Iranui progą atsikvėpti. Dabar turėtume pripažinti rimtą JAV arsenalo problemą. Irano karas, arba bent jau jo pradinė fazė, truko apie 40 dienų. Aš apibūdinčiau kovų intensyvumą kaip padidėčiusi, bet ne ekstremalų. Ir po to visi požymiai rodo, kad Pentagonas mato didelės spragas savo Tomahawk raketų atsargose. Na, jei taip yra, ar kas nors mano, kad sausio mėnesio Tomahawk atsargos buvo pakankamos rimtam karui su Kinija? Vargu. Šis trūkumas visada reikalavo didelių investicijų į ginklų gamybą, kurias viena po kitos administracijos vis atidėliojo. Akivaizdu, kad Trumpo administracija buvo daug griežtesnė dėl JAV ginklų tiekimo į Ukrainą. Tačiau Bidenas taip pat buvo atsargus. Štai kodėl. Todėl dabar atsidūrėme tokioje situacijoje, kai Jungtinės valstijos susidurs su rimtomis problemomis, jei per artimiausius kelis mėnesius Kinija imsis veiksmų. Ar Jungtinės valstijos susidurs su tomis pačiomis problemomis per artimiausius kelerius metus, priklauso nuo investicijų ir gamybos sprendimų priimtų šio karo šešėlyje. Kalbant apie Kiniją, vis dažniau pasirodo pranešimų, kad Pekinas siekia tiekti Iranui daugiau priešlėktuvinių sistemų, ypač nešiojamųjų. Tai būtų daug lengviau, jei dangus būtų atviras dėl paliaubų. Jūrų kelias tikrai nėra atviras. Tačiau prisiminkite, kai buvo kalbama, kad Rusija siunčia karinę įrangą į Iraną, tikėtina per Kaspijos jūrą. Kinijai nebūtų sunku pasitelkti Rusiją kaip tarpininkę, net jei tai šiek tiek apsunkintų logistiką. Todėl tai yra kažkas, ką reikia turėti omenyje, tačiau tai nebus lemiamas veiksnys, sprendžiant dėl paliaubų. Taigi, kokias pagrindinės išvadas galime padaryti šiandien? Visi mėgsta teigti, kad paliaubos pakenktų jų galimybėms, jei karas vėl prasidėtų. Tai yra derybų taktika, todėl į ją nereikėtų kreipti dėmesio. Praktiškai kalbant, Jungtinės valstijos gauna naudos iš pertraukos, nes gali atlikti savo senstančio oro tanklaivių parko techninę priežiūrą. Tačiau tai kainuoja tuo, kad Iranas gali gauti galimybę pertvarkyti savo priešlėktuvinės sistemas. Apskritai, įtariu, kad būtent pastarasis rūpestis nugalės. Galėčiau įsivaizduoti pasaulį, kuriame Jungtinės valstijos susitaiko su Irano oro gynybos atsigavimu, nepaisant to, kad vėliau tai galėtų apsunkinti Tomahawk raketų panaudojimą. Tačiau tam reikia, kad Jungtinės valstijos dabar laikytų šį susitarimą gana palankiu. Uždaras sąsiauris tikrai nėra palankus variantas. Taigi, čia kažkas turi pasikeisti. Galbūt Iranas nusileis dėl Hormuzo ir leis tarptautiniam eismui tęstis kaip įprasta. Galbūt tai bus Jungtinės valstijos, kurios atnaujins priešiškus veiksmus. Galbūt po 2 savaičių, galbūt anksčiau, o gal šiek tiek vėliau. Galbūt Jungtinės valstijos dar šiek tiek palauks, kad pamatytų, kiek veiksminga bus jų atsakomoji blokada. Tačiau sunku įsivaizduoti pasaulį, kuriame būtų ilgalaikės paliaubos ir uždarytas sąsiauris. Tai būtų blogiausias abiejų scenarijų derinys Vašingtonui. Na, pamatysime, kiek svarbių naujienų pasirodys per artimiausią savaitę, bet įtariu, kad artimiausiomis dienomis daugiau laiko praleisiu Lines on Apps Extra kanale. Prenumeruokite ten, kad liktumėte informuoti. Jei jums patiko šiandienos vaizdo įrašas, prašau paspausti patinka, pasidalinti ir prenumeruoti ir pasimatysime kitą kartą. Saugokite save.